Sveiki bičiuliai, vasara skuba, mes kartu su ja, o mes jums siūlome pasakojimą apie smagią kelionę į tolimą ir egzotišką kraštą. Taigi bičiuliai, kviečiame jūs į kelionę nelabai įprastų girių takais. Sibiras į lietuvių sąmonę įsirėžęs kaip blogio simbolis. Kodėl taip yra, aiškinti turbūt neverta. Turbūt negreitai ateis dar tas laikas, kai Sibiras mum asocijuosis tik su didinga gamta ir begaliniais jos turtais. Mes jau esame pasakoję jums apie medžiotoją Egidijų Pipynę, kuri jaunystės romantika net 18 metų buvo paviliojusi į Sibirą ir ten jis dirbo traperio darbą. Egidijus ir pasiūlė pakeliauti jo jaunystės takais. Atsisakyti tokiam pasiūlymui buvo neįmanoma. Siūlau ir jums pasigrožėti tuo, ką išvydau pro savo mėgėjiškos kameros vaizdo ieškiklį. Žinoma, iš anksto atsiprašau už vaizdo kokybę. Esu ne tik kad mėgėjas operatorius, bet net pradedantysis mėgėjas operatorius. Taigi pirmin į kelionę po Sibirą. Tie Lietuvos medžiotojai, kurie medžiojo Rusijoje, dažniausiai ten traukdavo ir tebetraukia meškų. Ne veltui, sugrįžus iš kelionės, mano bičiuliai irgi klausinėjo, ar sumedžiojau mešką. Medžioklė nebuvo pagrindinis mūsų kelionės tikslas. Todėl ir šis pasakojimas ne vien tik apie medžioklę. Mes planavome pasiekti Ilimo upės slėnį. Ten jaunystėje medžiojo Egidijus. Ilimas – dešinysis didingos Sibiro upės Angaros intakas. Keli šimtai kilometrų šiauriau Irkutsko. Tačiau atvykus į Irkutską, neaplankyti greta esančio Baikalo būtų tikra nuodėmė. Didžiausias pasaulyje gėlo vandens telkinys. Giliausias pasaulio ežeras. Ežeras, į kurį subėga apie 300 upių ir upelių, o išteka vienintelė Angara. Tokie epitetai, nepaisant ypatingai atšiaurių rusiško turizmo serviso sąlygų, traukte traukia šimtus tūkstančių egzotikos mėgėjų iš viso pasaulio. Iš tikrųjų, Baikalas pribloškia savo didybę ir rūsčių grožių. Ilgis per 600 km, plotis plačiausioje vietoje per 100 km, gylis iki 1,5 km. Įsivaizduokite tokį 100 km pločio ežerėlį, kuris prasidėtų prie Klaipėdos, o pasibaigtų kažkur gerokai už Daugpilio. Nepaprasto grožio ir Baikalo apylinkės, atšiaurios kalvotos stepės. Rusiškų romansų gerbėjams žinomos iš garsios dainos apie valkatą per tas stepes keliavusi prie Baikalo ir keikusi savo likimą. Beje, buvau priblokštas. Man taip ir nepavyko tarp vietinių rusų sutikti mokantį šią dainą ir užtraukti ją ant Baikalo kranto. Azartiškiems medžiotojams galiu pasakyti, kad Baikalas gali pasiūlyti ir egzotiškų medžioklių. Kai kuriuose į Baikalą įtekančiose upėse rudenį susitelkia milžiniški kiekiai daugybės rūšių ančių, o pačiame ežere sutinkamas unikalus Baikalo reliktas, liudijantis, kad kažkada šis ežeras turėjo ryšį su vandenynu. Vienintelis pasaulyje ežere gyvenantis ruonys, baikalinis ruonys. Jų medžioklė Baikale turi labai senas tradicijas. Na, o toliau laukė vos ne pusės 1000 kilometrų kelionė iš Irkutsko į Podvoločnojes kaimą. Iš pradžių Angaros pakrantę automobiliu, o po to jau upe, kateriu. Tiesa, prieš tai Egidijaus dėka turėjome galimybę pabendrauti su senu jo bičiuliu Irkutsko srities medžiotojų draugijos pirmininku Michailu Kaverzinu. Irkutsko srityje yra apie 50 000 medžiotojų. Turint galvoje, kad sritis kelis kartus didesnė už Lietuvą, šis skaičius nėra didelis. Sibiro medžiotojų rūpesčiai gerokai skiriasi nuo mūsiškių. Ten dar tebevyrauja požiūris, kad medžioklė visų pirma materialinė nauda ir tik po to poilsis. Bene labiausiai sibiriečiai medžiotojai keikė super centralizuotą Rusijos medžioklės ūkio valdymą. Viskas sprendžia Maskva. Nustato medžioklės terminus, limitus, išduoda licenzijas. Rusijos platybėse tokia sistema dažnai virsta gyvu anekdotu.
Maskvoje kabinete sėdinčio valdininko nustatyti medžioklės terminai dažnai neturi nieko bendro su gamtos reiškiniais vykstančiais tolimuose Rusijos pakraščiuose. Sibiriečiai juokėsi, kad maskvėnams valdininkams beveik niekada nepavyksta pataikyti nustatyti pavasarinės žąsų, ančių, kurtinių medžioklės pradžią, taip, kad jis sutaptų su tų paukščių atskridimu ar tuoktuvėmis. Taip ir lieka Irkutsko medžiotojai be žąsienos. Beje, ko gero nelieka. Per kelionę įsitikinome, kad apie medžioklės įstatymus ir taisyklės kalbama tik kabinetuose. Taigoje savi įstatymai. Na, bet grįžkime prie mūsų kelionės. Angara tarp Irkutsko ir Bratsko jau pusę amžiaus nebe Angara, o Bratsko jūra. 6-ame praėjusio amžiaus dešimtmetyje ant Angaros prie Bratsko buvo pastatyta didžiausia pasaulyje hidroelektrinė, o milžiniška 90 metrų aukščio jos užtvanka sukūrė didžiausią pasaulyje dirbtinį vandens telkinį Bratsko jūrą, besidriekiančią per 700 kilometrų. Rusai mėgsta viską, kas didžiausia, stipriausia, galingiausia. Plaukiančią jūrą ir gėrintis nuostabiais jos krantų peizažais, kaip niekur kitur galima įsitikinti, kokias nelaimės gamtai ir žmonėms atnešė komunizmo statybos eksperimentas. Bratsko jūra milžiniško masto ekologinė ir socialinė katastrofa. Užtvindyta 11 milijonų hektarų derlingiausių žemių, šimtai kaimų, visiškai pakeistas vandens ir sausumos balansas milžiniškoje teritorijoje, pasikeitusi rūšinė ir kiekybinė Angaros ir ją įtekančių upių žuvų sudėtis, niekieno neįvertintas poveikis kitai faunai. Ir kaip pasityčiojimas iš viso to, ištisi kaimai, greta didžiausios pasaulio hidroelektrinės, gyvenantys be elektros energijos. Podvoločnojos kaime, į kurį mes galų gale atplaukėme, gyvena beveik 1000 gyventojų. Kaimo pakraštyje stovi dizelinis generatorius. Skurde gyvenantys žmonės įstengia nupirkti jam tik tiek kuro, kad elektros energiją turi vos 4-5 valandas per parą. Iki galutinio mūsų tikslo, Kačergos kaimo ant Ilimo upės kranto, liko 28 kilometrai. Įveikus 1000 kilometrų, toks atstumas atrodo juokingas, bet tik ne taigos keliu. Kas tai per daiktas, galima įsivaizduoti tik juo pravažiavus. Laimei mus gelbėjo nedidelis, bet kaip pasirodė, itin tinkamas tokiam keliui traktoriukas. Na ir žinoma, mūsų palydovas Volodė, virtuoziškai vairavęs šį technikos stebuklą. 28 kilometrus šliaužėme pusdienį. Ir štai jis gražuolis Ilimas, apsuptas didingos taigos. Keliaujant į Rusiją, ypač į tokią jos gilumą, būtina apsišarvuoti kantrybę. Gyvenimas čia teka lėtai, žmonės niekur neskuba. Kelionės tempą ir net tikslus be perstojo koreguoja amžinai remontuojama ir nuolat gendanti rusiška technika, netikėtai pasibaigęs kuras ir kiti kartais visiškai netikėti veiksniai. Laimiai, mūsų abstraktiems tikslams pabuvoti taigoje ir šiek tiek pažinti taigos medžiotojų gyvenimą, tai visiškai nekliudė. Todėl, kai paaiškėjo, kad ne vienas iš mūsų atsivežtų valčių variklių neveikia ir mes užuot leidėsi Ilimu žemyn, turėsime kilti beveik 50 km juo į viršų, ieškoti kažkur taigoje esančio tų variklių šeimininko, nuotaika tikrai nesugedo. Ir mes, užkirtę kiršlių žuvienės, permiegoję Kačergos kaime, ryte pasikėlėme Ilimu iki taigos medžiotojo Aleksandro arba Sašos žiemavietės. Žiemavietė tai namelis su keliais pagalbiniais pastatėliais. Joje taigos medžiotojai praleidžia visą žiemą, kol medžioja sabalus, voveres. Rūsčią žiemavietės buitį švelnino nuostabus vasarinės taigos vaizdai. Todėl sunku buvo įsivaizduoti, kaip viskas čia atrodo žiemą, po storu sniego sluoksniu, spirginant -40 laipsnių speigui. Vėliau mes matėme ir dar skurdesnių žiemaviečių negu Sašos. Mūsų kolega Egidijus, remdamasi savo patirtimi, tvirtino, kad žiemavietės įrengimas ir minimalus komforto turėjimas joje priklauso nuo jos šeimininkų. Ir iš tikrųjų,
viena žiemavietė mus nustebino savo jaukumu, švara. Egidijus mus tikino, kad tai rodo ir to medžiotojo charakterį. Gaila, kad nepavyko šios žiemavietės nufilmuoti. Kiekvienoje žiemavietėje būtinas įrenginys maisto sandėlys, įrengtas ant į žemę įkasto rasto. Rastas apkalamas, juostas skardos. Taip maisto atsargos apsaugomos nuo graužikų ir plėšrūnų. Tiesa, sutikti taigos medžiotojai vienas per kitą pasakojo, kad jokios apsaugos priemonės nepadeda apsisaugoti nuo meškų. Šleivakojas neretai nusiaubia ir maisto sandėlius, ir žiemavietės. Istorijos apie meškas ir susidūrimus su jomis labai populiarios tarp taigos medžiotojų. Ir jų prisiklausėme tikrai apsčiai. Sašo žiemavietėje stovi ir pirtis. Ją rasi ne kiekvienoje žiemavietėje. Taigos medžiotojų trobelės atviros bet kokiam prašalaičiui. Tiesa, jie čia ir skaičiuojami ant vienos rankos pirštų. Pagrindinis taigos medžiotojų principas – išeinant iš savos ar svetimos trobelės, palikti priskaldytų malkų, degtukų, druskos, cukraus, kitų minimalių produktų. Saša maisto produktų stygiumi nesiskundė. Jis gyrėsi neseniai prie druskos laižyklos sumedžiojęs iziubrį ir rodė pilnus kibirus prisūdytos mėsos. Iziubriai, sibiriniai briedžiai, meškos – pagrindiniai mėsos šaltiniai taigoje. Kaip įsitikinome, iš taigos medžiotojų kalbų jie medžiojami ne tada, kai tą leidžia medžioklės terminai ar nustatyti sumedžiojimo limitai, o tada, kai reikia mėsos. Tokį nustatytos medžioklės tvarkos ignoravimą medžiotojai aiškino labai paprastai. Čia taiga. Beje, krito į akis, kad žvėris čia vertinamas pagal svorį. Todėl ypatingos pagarbos nusipelno sibirinis briedis. Taigos medžiotojai jo net nevadina briedžiu, o tik pagarbiai žvėrimi arba sibirietišku žodžiu sahatai. Taigoje greta mėsos yra ir neišsenkantis vitaminų šaltinis. Meškinis česnakas, sibiriečių vadinamas čeremša. Mūsų miškuose tai baigiantis išnykti augalas, o taigoje jo ištekliai begaliniai. Sibiriečiai vasaros pradžioje jį valgo žalę, o ištisus metus sūdytą. Greta Sašos žiemavietės augo ištisos plantacijos šio taigos gardumyno. Kai Saša bendražygiui Valdui pasiūlė karališką žvejybą, o man proga patykoti žvėries prie druskos laižyklos, mes net nesuabejoję pasilikome šioje žiemavietėje porai dienų. Taigi pratęskime pažintį su Sibiro taigos medžiotojų gyvenimu. Sibiro medžiotojų ir mūsų požiūris į medžioklę gerokai skiriasi. Ta labai gražiai iliustravo netikėtas nuotykis. Kaip jau pasakojau ankstesnėme reportaže, susigundę taigos medžiotojo Sašos pasiūlymu patykoti prie druskos laižyklos iziubrio ir pažvejoti Ilimo upėje lenokų, nusprendėme toje žiemavietėje pasilikti dar vienai dienai. Vakarėjant, susėdę prie laužo prieš Sašos žiemavietės trobelę, šnekučiavomės apie taigos medžiotojų gyvenimą. Mums besišnekant, mūsų ausis pasiekė dažno Lietuvos medžiotojo kraują tebekaitinantis garsas – slankos kurksėjimas. Reikėjo matyti, kaip iš begalinės nuostabos ištįso 10-mečio Sašos sūnaus veidas, kai jis pamatė, kaip 3 solidūs dėdės, ką tik rimtai šnekėję su jo tėvu apie sabalų medžioklę, staiga, nesitarę, visi kaip vienas pašoko ir griebę šautuvus ėmė žvalgytis į padangę. Vargšas vaikas visą mūsų bendravimo laiką tryškęs medžiokliniu entuziazmu, taip ir liko nieko nesupratęs. Net ir tada, kai mes jam išaiškinom, kas tai per paukštį slanka ir kodėl mums taip patinka jų medžioklė. Nesuprantamas mūsų entuziazmas buvo ir jo tėvui, taigos traperiui, biologui, medžioklėtvarkininkui su aukštuoju išsilavinimu. Kaip įsitikinome, bendraudami su taigos medžiotojais, jie vertina tik tokį laimikį, kuris duoda apčiuopiamą naudą. Briedis, iziubris, mėsa, sabalas, kiaunė, voverė, vertingas kailis, jerubė, visų pirma jos nuluptas kailiukas su plunksnomis, puikus masalas sabalui, o be to skanus viralas. Plaukiant upe sumedžiota pasipainiojusi antis, monotoniško maisto paįvairinimas. Na, o vakare taigos laukymėje stovėti užvertus galvą ir laukti praskrendančios slankos, taigos traperiui nelabai suvokiama romantika. Stebėtis to nevertėtų.
taigos medžiotojui romantika nustelbia atšiauri kasdienybė ir pragariškai sunkus darbas. Kiekvienas taigos traperys valdo 300-400 kvadratinių kilometrų taigų. Pasitaiko ir dar didesnių plotų. Patogiausioje plotų vietoje medžiotojas įsirengia bazinę žiemavietę. Mes jau rodėme jums Sašos bazinę žiemavietę, o štai kaip atrodo kito medžiotojo tokia žiemavietė. Pastatyta prie Tunos upės žiočių ant to paties Ilimo kranto, tik 80 km žemiau Sašos žiemavietės. Bet rimčiausias komforto požymis šioje trobelėje – duonkepė krosnis. Be bazinės žiemavietės kiekvienas medžiotojas savo plotuose turi pasistatęs dar 80 trobelių, kuriuose nakvoja keliaudamas per taigą ir tikrindamas spąstus. Šitų trobelių buitis dar rūstesnė ir skurdesnė. Tuo įsitikinome apsilankę vienoje jų. Tokios trobelės taigoje išdėstomos taip, kad per dieną, tikrinant spąstus, būtų galima įveikti atstumą tarp jų. Paprastai medžiotojas per 10 dienų, eidamas nuo trobelės prie trobelės, apsuka ratą savo medžioklės plotuose ir grįžta į bazinę žiemavietę. Taip medžiotojas praleidžia taigoje ištisus 5 mėnesius, nuo spalio pradžios iki kovo pradžios. Per sezoną pėsčiomis ir ant slidžių nueinama apie 1000 kilometrų, o patys darbščiausi sukaria ir 1500 kilometrų. Per tuos 5 mėnesius tik vieną kartą per naujųjų metų sutikimo šventę išeinama į artimiausią kaimą, kuris nuo medžioklės plotų gali būti nutolęs ir 50 ir porą šimtų kilometrų. Nepamirškite, kad didesnę tų 5 mėnesių laikotarpio dalį taiga dengia gilūs sniego patalai ir gali spirginti net -50 laipsnių šaltis. Koks tokio sunkaus darbo rezultatas? Sovietmečiu taigos traperiai jautėsi turtuoliais. O dabar susidarėm visiškai priešingą vaizdą. Per 5 sunkaus darbo mėnesius vidutinis medžiotojas sumedžioja 50-60 sabalų. Už vieną kailiuką supirkėjai jam sumoka tik iki 80 litų. Taigi tikrai ne aukso kasyklos. Per visą kelionę pastebėjome tik vieną panašumą tarp sibirietiškos ir mūsiškės medžioklės. Tai kanopinių žvėrių tykojimas prie masalo. Tas masalas tai druska. Taigos medžiotojai nepertoliausiai nuo savo trobelės ir nuo upės įrengia druskos laižyklas. Prismaigę žemėje skylių pripila į jas druskos. Aptikę tokią vietą, įsisurėjusios žemės pagraužti nuolat ateina briedžiai, iziubriai, šiauriniai elniai. Greta laižyklos medyje įrengiama tykojimo vieta, rusiškai vadinama labaz. Iš karčios ankstesnių kelionių pas Rusijos medžiotojus patirties žinojau, kad tas labazas neretai primena žiaurią viduramžių bausmę, kai nusikaltėliai būdavo sodinami ant kuolo. Sašos labazas maloniai nustebino. Labai patogiai, grožėdamasis taigos vaizdais, jame praleidau net 6 valandos. Deja, taigos gyventojai nepanoro užmegzti tarptautinius kontaktus, tai yra atsidurti lietuvio taikiklyje. Savo vizitais pagerbė tik baltieji kiškiai, per vakarą net 14 kartų atbėgę pagraužti sūrios žemės. O pavakarę pribloškė slankų traukimas. Daugiau kaip 20 metų buvau pavasarinių slankų medžioklių fanatikas, bet kad per vieną laukymę vakare praskristų keliasdešimt slankų, dar nebuvo tekę matyti. Teisybę pasakius, aš net nežinau, ar būčiau šovęs, jeigu tas iziubris, tuo metu sibiriečių vadinamas pantač, būtų pasirodęs prie druskos laižyklos. Saša pasakė, kad mėsa jam nereikalinga, o trofėjus, tai yra ragai pantų stadijoje, galėjo sudominti nebent legendomis apie stebuklingas jų gydomasias galias. Jo labiau, kad dar Irkutske sužinojome, kad licenzijos iš Maskvos vėluoja ir Saša be jokios abejonės jos neturėjo. Bet aplink buvo taiga su savo įstatymais. Beje, netrukus tuo akivaizdžiai ir įsitikinome, kai sekančią dieną nusileidę žemyn Ilimų sutikome vietinį valstybinį medžioklės inspektorių. Tik ką sumedžiojusi iziubrį ir tinklais prisigaudžiusi statines kiršlių bei lenokų.
Pėdindamas iš Labazo atgal į Žiemavietę, dar kartą įsitikinau taigos didybę. Eiti per taigą be takelio, nors ir nedidelį atstumą vos 1,5 kilometro, buvo tikras išbandymas. Grįžęs galėjau pasveikinti Valdą, sužvejojusi rekordinį lenoką, įspūdingą, beveik 4 kg lašišinę žuvį. Net ir užkietėję žvejai Saša ir jo sūnus stebėjosi tos žuvies dydžiu. Deja, vyrai jau ruošė iš jo žuvienę, todėl videokamerą užfiksavau tik galvą. Leidžiantis įlimu atgal į Kačergos kaimą, patyrėme eilinį rusišką nuotykį. Baigėsi valties variklio benzinas. Todėl 30 kilometrų praplaukėme šauniai mojuodami įlimo pakrantėje išsikirstomis eglinėmis kartelėmis. Paskutinę dieną taigoje paskyrėme žvejybai Tunos upelio žiotyse. Valdas žvejojo, aš jį filmavau ir fotografavau, o Egidijus pažadėjo pademonstruoti taigoje įgytus kulinarinius sugebėjimus. Iš tikrųjų, kai tik Valdui užkybo kiršlys, Egidijus mikliai jam nudyrė odą, dar virpančius žuvies raumenukus pabarstė druskele ir iš karto pasiūlė paragauti. Žiūrint į Valdo veido išraišką, nesunku suprasti, kad tai buvo tikras pirmykščių žmonių delikatesas. Paskutinės dienos taigoje rytą pažadino šuns lojimas. Laikutė Dinga atsisveikinimui pademonstravo vieną iš taigos traperių medžioklės būdų. Šuo pėdsako atseka iki medžio, kuriame tūno sabalas ar voverė, ir medžiotojui belieka ateiti į šuns garsą bei pataikyti į galvą medyje įsikūrusiam brangiakailiui žvėreliui. Šis iki laiką įvarė į medį tik burunduką. Beliko įvykdyti paskutinę pareigą taigai, troboje, kurioje nakvojame, palikti priskaldytų malkų. Todėl prikalbinome Egidijų mums pademonstruoti įgūdžius sukauptus taigoje per 18 metų. Susikrovėme daiktus į savo firminį visureigį T16 ir pažliugusių taigos keliu patraukėme prie Angaros. Kelionė atgal buvo dar sunkesnė, nes ėmė merkti įkyrus lietus ir nors kartais atrodė, kad mūsų traktoriukas taip ir liks, neišlipęs iš milžiniškų provežių, viskas baigėsi laimingai. Tiesa, po savaitės sužinojome, kad paskui mus važiavęs milžiniškas visureigis Ural taip ir liko įklimpęs tame taigos kelyje. Na, o su mumis taiga atsisveikino šviežutėliais meškos pėdsakais, atsispaudusiais blizgančiame kelio purve. Šiandien viskas. Gražios ir smagios vasaros ir iki malonių būsimų pasimatymų.